The river teaches us to keep going, to move forward and grow. And this is the idea of the heart of my project. So the project is made of reeds from 7 fences and created in the wave shapes. So this is the place where people can come and meditate. This is a nice opportunity to come here and work outside, and it's nice to work together with local people and meet new people. The title of work is Cubic Group. It's about free of nature and human logical. But sometimes it's impossible to do everything on logic way, so this Cubic Group will be not fixed. Amazing new feeling, because I do land art something like 15 years already, but at first time abroad, and not in Ukraine, and it's inspiring. Stebuklinga vieta ir diktuoja stebuklingus pasiūlymus galbūt. Čia mintis buvo, kai vaikščiau, kad Nemuno į karūną, bet čia yra iš tikrųjų tokia vieta, ta karūna kaip pamesta karūna ir visi mes norim būti karaliai ir ją pasimatuoti. Tai čia tas kvietimas užeikit ir aš galvoju, kad čia labai gera pasimatymų vieta. Tai mano kūrinys vadinasi Į saulę. Darbas prie upės yra visada prie gamtos, prie visko, bet aš, būdama prie upės, pamačiau saulėlydį, saulėtekį ir aš nusprendžiau, kad ta upė jinai gali kilti. Ir žmogus gali, čia tokia sakralinė vieta, kur 2 upės susitinka. O man visada šventovė, bažnyčia siejasi kažkaip su vitražu. Tai aš ir pagalvojau, kad galima būtų tą vitražą perkelti į gamtą. Beveik kiekvienas prieina, pasiklausia, kas čia vyksta, kiekvienam reikia paaiškinti, kas čia tas žemės menas, kas čia tas pleneras. Labai džiaugiasi, klausia, ar čia Kaunui. Tai išties labai smagu, nes taip, tai iš tikrųjų Kaunui. Žemės menas gali būti mieste, todėl kad mes užaugom, jau mes turim savo žiūrovą ir mes turim kultūros jau atsiranda. Ir jeigu atsiranda žemės menas mieste, aš jaučiu, kaip turtėja mūsų valstybė.